Labą dieną visiems. Šiandien tokio greito jūsų pakvietimo arba sukvietimo tikslas mūsų buvo labai paprastas. Norime jūs visus informuoti apie nusikaltimą, kuris įvyko pirmadienį ir sukėlė didelį rezonansą visuomeniai, žiniasklaidoj. Tai yra 14-metės nepilnametės išžaginimas Lazdynų rajone. Tai mes norim pranešti, kad šiandieną po pietų šitas nusikaltimas yra atskleistas ir sulaikytas įtariamasis. Antras tikslas yra šitos mūsų briefingo yra tas, kad mes pirmiausia labai norim padėkoti visiems mūsų bendruomenės nariam, mūsų piliečiam, miestiečiam, gyvenantiem Vilniuje, kurie labai aktyviai prisidėjo prie pagalbos atskleidžiant šitą nusikaltimą. Tai yra aktyviai skambino apie įtariamuosius, kurie kažkur pasirodė, ką veikia ir taip toliau. Ir tos informacijos dėka, analizuojant tą informaciją ir pridedant visas mūsų galimybės, tiek fizinės, tiek techninės šitą nusikaltimą pavyko atskleisti labai greitai, operatyviai. Taip pat norėčiau, naudodamasis progą, padėkoti visiems savo kolegom Angelų sargų dienos išvakarėse už labai gerą darbą, tiek viešosios policijos pareigūnam, kurie prisidėjo prie to darbo, tiek ir kriminalinės policijos pareigūnam, smurtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnam, kurie būtent buvo pagrindiniai šito nusikaltimo, pagrindiniai veikiantys asmenys, jeigu taip galima pasakyti, atskleidžiant šitą nusikaltimą. Tai tiek. Jūs paminėjot, kad išžaginta 14 metai buvo. Pradžioj buvo pranešta, kad išprievartavo. Tai išprievartavo, tai yra oraliniu būdu, sakykim taip. Seksualinė prievarta. O dar kiti nusikaltimai susiję su juo, ar ne? Šiuo metu dirbam. Šiuo metu dirbam tą linkme, kadangi, kaip sakiau, sulaikytas buvo 14 valandą, tai dabar vyksta intensyvios apklausos ir vykdomas darbas. Galėtumėt papasakoti apie įtariamąjį daugiau, kas jis toks? 22 metų, Vilnietis, studentas. O kaip pavyko susekti? Kokia socialinė padėtis? Studentas. Ką studijuoja? Gamtos mokslus. Gamtos mokslus. Universitete. Anksčiau į teisėsaugos akiratį Ne, niekada į teisėsaugos akiratį nebuvo patekęs ir mums buvo nežinoma. O tai gal galite atskleisti, kaip pavyko susekti ar kažkokią informaciją, ar čia tiesiog pėdsakus jisai paliko? Aš jau sakiau, tai yra, mes pirmiausia analizavom tą informaciją, kurią gavom iš mūsų piliečių, kurie buvo tikrai labai aktyvūs ir mums teikia informaciją. Ir tos informacijos analizės dėka, plus, kaip sakiau, pajungus visas policijos galimybės, šitas žmogus buvo išaiškintas. Kaip įvyko pats sulaikymas, papasakoti? Paprastai, priejo pareigūnai, pasakė labą dieną, jisai nesipriešino. Čia buvo universiteto patalpose viskas? Ne universiteto, tai buvo jau neutraliuose patalpose, neutralioje teritorijoje. Lauke? Lauke. Lauke. O iš principo jis pripažįsta kaltę, neigia ar kol kas nepareiškia pozicijos? Aš su juo kalbėjau iš karto po sulaikymo, jis buvo pasimetęs ir iš vis nežinojo, ką sakyti. Dabar, kiek žinau, dirba mūsų tyrėjai ir jis konstruktyviai bendrauja. Bet jis neneigia, kad yra tą nusikaltimą padaręs. Konstruktyviai bendrauja, tai vadinasi neneigia. Auka jau atpažino tą smurtautoją? Dabar vyksta darbas, kaip tik sakau, yra vykdomi atpažinimai. O kur tas darbas vyksta? Policijos patalpose. O sakyt, kaip apsisaugot nuo tokių nusikaltimų, sakykime, šiuo atveju auka turėjo galimybę išvengti jo, arba kaip kitu atveju tėvams apsaugot savo vaiką, kurį išleidžia į mokyklą? Visą laiką tėvams, ir mes visą laiką rekomenduojam tėvams savo vaikam pasakyti įtikinti juos vienos labai paprastos tiesos, tai yra nebendrauti su nepažįstamais, nepasiduoti jokiem vilionėm, tai yra jokiem kvietimam parodyti kažkokius tai mažus gyvūnėlius ar kažkokiais saldumynais, pasivaišinti saldumynais ar dar kažką pamatyti ir stengtis pasišalinti tą vietą, kur yra daugiau žmonių ir kaip įmanoma greičiau pirmam pasitaikiusiam suaugusiam, o dar būtų geriau pareigūnui pranešti apie tai, kas įvyko. Tai vienintelis turbūt variantas nepilnamečiam šitoj situacijai. O sulaikymo metu ar turėjo peilį? Buvo minėta, kad grasino peiliu. Sulaikymo metu peilio neturėjo. O priešinosi? Ne, nesipriešino, kaip sakė.
O kaip su ankstesniais išžaginimais? Jo darbas? Tai mes dabar, aš sakiau, mes dabar intensyviai mūsų pareigūnai dirba, vykdo atpažinimus, yra sudarytos fotolentelės, tos fotolentelės yra rodomos mūsų nukentėjusiosiams merginoms ir moteriams ir aš manau, per artimiausių metų viskas paaiškės. Tai bus reik paskelbti per televizorių, atsiras daugiau tokių, kurie pasikreipia. Tai jau sudėję visą informaciją į mūsų ikiteisminio tyrimo medžiagą, mes priimsim sprendimą irgi artimiausiu metu, ar tą daryti ar ne. Kuriam rajoniais gyvena tam bendrabutyje gamtos mokslo? Ne, jis gyveno Vilniuje. Bet vietinis ir iš Lazdynų kažkur? Gyveno Vilniuje, Vilnietis. Iš kur Pačius jau nusikaltimus. Aš toli nuo nusikaltimo vietos gyvena. Nelabai toli nuo savo namų darė nusikaltimus. Tikrai nelabai. Vykstys dėl suėmimo? Taip. Kada gal gali? Nuspręs prokuroras. Dabar prokuroras yra dirba ir iš tikrųjų jis spręs po to, kai jau bus sudėta visa medžiaga. Ir čia mums patiems yra labai svarbu šitą nusikaltimą kuo greičiau įrodyti ir atskleisti. Ir iš tikrųjų prokuroras dirba kartu su mumis. Ir kai tik tai medžiaga bus parengta teismui, taip iš karto kreipsimės į teismą dėl suėmimo. Ir manau, kad problemų nebus. O jisai jūs sakėt, su juo bendravote kažkokius motyvus, kažką jis išsakė? Nu, bent kažką. Tuo metu, kai aš bendravau, ne. Jūs asmeniškai bendravote? Taip mes asmeniškai bendravome. Taip papasakokit, kaip vyko tas bendravimas. Paprastai. Čia Vilniaus universitete gamtos mokslus. Nekonkretizuosiu. Kaip nekonkretizuosi? Tai vis tiek- Parašiau. Prieš tai jūs Sakėt, Universitete. Pirmas sakė, Vienam iš Vilniaus universitetų, aš dabar net Vienam neprisimenu, iš kuriam. Vienam iš Vilniaus universitetų. Gamtos mokslų studijuojantis. Viskas. O kaip vyksta Aukso rūmų prezidento užpuolimo tyrimas?